Mes sveikiname su mūsų podcast'o žiūrovais, klausytojais, kažkas klauso, kažkas žiūri. Labas, Laurinai. Sveikas, Gintai, sveiki visi. Vasara ganėtinai yra įsibėgėjusi ir aš tai pagalvojau, žinai, kadangi aš su tavim pabendrauju ne tik šitoj tinklalaidėj, tai aš supratau, kad nežinau, kiek visi psichoterapeutai, ar ne, gyvena taip, kaip gyveni tu, bet aš iš tave supratau, kad tu vasarą išeini atostogauti, ar ne, ir ten būna netrumpos tos atostogos, tai tu esi toks psichoterapeutas, kuris yra kaip televizija, kuri rudenį pradeda naują sezoną, ar ne, ir vasaros metu dairosi kažkokių dalykų, pailsi kažką ir rudenį grįžta su nauja energija į darbą. Dėl to aš galvoju, kad labai geras laikas mūsų šio epizodo temai, nes vasarą šiaip viskas žmonių galvose vyksta lengviau, ar ne? Nu, aš taip sakyčiau, turbūt, aš nesu specialistas, bet vat, baigsis vasara, baigsis atostogos, padvilks po žolinių jau toks vėsesnis rudeniu kvepiantis vėjas, atsiras melancholijos ore, liūdesio daugiau, ar ne? Ir juolab, kad aš tikrai ne kartą esu sulaukęs prašymo ir komentaro padaryti epizodą, kuris šiandien ir gimsta. Tai yra apie, aš sakyčiau turbūt taip, apie psichoterapiją, kam ji reikalinga, kas tai yra, kokių yra šakų. Ir svarbiausias turbūt dalykas, kaip rasti savo psichoterapeutą. Nes žmonės, patikėk manim, kartais mes gyvendami, aš sakyčiau, Vilniaus, ar net labiau Vilniaus centro ir senamiesčio burbule, arba kas turi jaunesnių pažįstamų, kaip aš juokauju, dabar žmogus, kuriam yra iki 30 metų, kai tu su juo susipažįstai, jis iš pradžių tau pasako, labas, aš lankausi pas psichoterapeutą, mano vardas yra toks ir toks. Vardas eina tik po info apie tai, kad jis turi psichoterapeutą. Ir viskas su tuo yra gerai. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie vyresnius žmonės, arba apie žmonės, kurie negyvena Vilniaus centre, aš manau, kad daug tokių yra prie ekranų, kurie mus žiūri arba mus klauso. Jie galbūt norėtų, bet jie turi daug stigmų, kurias šiandien aš norėčiau aptart ir aš norėčiau pabandyti tiem žmonėm parodyti, kad lygiai taip, kaip mes važiuojam į servisą, kai sugenda automobilis, arba mes einam pas stomatologą, ne tik tada, kai jau visai yra blogai, bet mes einam pasidaryti higienos, mes einam pas gydytoją kartą per metus. Aš tikiuosi, kad jūs einat ir kad daug kas eina profilaktiškai pasidaryti kraujo tyrimus, ar ne? Kad mes nebijotumėm praverti ir šito kabineto, nes už jo durų nieko ten tokio baisaus galbūt ir nėra, ar ne? Mes esam Lauryno psichoterapijos studijoje, taip, labai jaukiai ir patogiai. Tai Laurynai, gal mes, kadangi tavo studijoje esam, atsispirkim nuo to, kaip žmonės atranda psichoterapeutą, kaip žmonės atranda tave. Ar žmogus, pavyzdžiui, nes man atrodo, kad šitie laikai duoda daug lengvumo tokio ir paprastumo. Aš kalbu apie tai, kad tu psichoterapeutą turbūt neretą gali rasti socialiniam tinkle viename arba kitame, pasižiūrėti, kokiais dalykais jis dalinasi, apie ką jis kalba, kaip jis atrodo. Nes turbūt tai yra pradžioje labai svarbu, ar ne? Nu ir tarkim, ar mūsų tinklalaidės žiūrovai gali parašyti Laurynui, tarkim, žinutę per, nežinau, Facebook arba Instagramą su užklausa, labą dieną, norėčiau jūsų konsultaciją. Tai žinoma, kad gali ir taip neretai nutinka. Man tai papildant, norisi pasakyti tave, papildant, kad ačiū Dievui, matyt, per pastaruosius kelis metus įvyko toks ženklus proveržis ir žmonės pradėjo rūpintis ne tik savo fizinę, bet ir psichoemocinę sveikatą. Ir tiesą sakant, tikrai lankytis pas psichoterapeutą yra taip pat normalu, kaip ir turėti savo sporto trenerį. Ne? Tai tas yra gera žinia. Aš galėčiau daryti prielaidą, kad tikėtina, kad šitam tokiam fenomenui atsirasti ir šiek tiek tų stigmų, kad jos nukristų, įtakos padarė soc tinklai, nes juose žmonės pradėjo pamatyti, kad psichoterapeutai nėra kažkokie
net nežinau, kokius įspūdžius žmonės apie juos turi, bet kažkokie dievai, kažkokie labai nepasiekiami arba kažkokie antžmogiški, žinai, padarai, kurie yra tobuli, kurie yra nušvitę, kurie yra dar kažkokie. Tas šiek tiek toksai galbūt gurų elementas nusiėmė, žmonės pradėjo matyti, kad psichoterapeutai yra tokie patys žmonės. Aš bent jau apie save taip labai tą komunikuoju ir savo klientam, ir kiek išeina su tavimi, ir kiek patenka tos informacijos į viešumą. Tai tas poreikis psichoterapijos yra labai pastebimas ir gėdos, kad aš lankausi pas psichoterapeutą, toli gražu nebėra. Tai yra absoliučiai normalu. Ir ačiū Dievui, aš tikiuosi, kad tai tik tai plėsis, tik tai didės. O žmonės man parašo ir tikrai žmonės man gali parašyti. Aš gal nepažadu, kad atsakysiu iš karto, bet mano soctinklai yra atviri ir man parašyti žinutės, sveiki, ten tikrai galima. Turbūt kitam psichoterapeutui turbūt irgi galima, aš taip spėčiau. Aš manau, kad tie, kurie turi soctinklus, matyt, tiems galima. Aš taip negaliu kalbėti už visus. Čia vėlgi yra vieni psichoterapeutai labiau atsiriboja, jie turi galbūt labiau tokius oficialesnius tokius kontakto metodus kaip elektroninis paštas ir panašiai. Bet ten tinklalapis. Jo, bet mano soc erdvėje, berods mano visi kontaktai irgi yra. Žmonės mane visai atranda. Ir žinai, bet aišku, tai toli gražu nėra vienintelis būdas, kaip žmonės pasiekia mane, yra daug visokių kitokių kelių. Gerai, gal mes tada, žodžiu, gerai pradėjom, man patinka, aš kalbu apie tai, kad tu pasakai, kad psichoterapeutai yra žmonės, jie būna šypsosi, būna pajuokauja, ar ne? Būna ir verkia. Būna ir verkia, labai čia yra plati tema ir mes turim, nežinau, kaip mes čia viską taip išdėliosim, bet pradėkim nuo Adomo ir Ievos tada. Kaip žmogui suprast, kad jam jau derėtų pagalvoti apie tai, kad galbūt reikia pravert psichoterapeuto kabineto duris. Kokios yra pagrindinės indikacijos? Tarkim, žmogus dabar mūsų klauso arba žiūri, jis galbūt turėjo tokią mintį, ar ne? Ir sudėliokim jam paskutinius taškus, kurie jam pasakys, kad taip, brolau arba seserija reikia, arba, gal dar nereikia. Man labai norisi atsakyti taip, kaip Freudas sakydavo. Jis sakydavo, jeigu jūs turėjote vaikystę ir tėvus, jums reikalinga psichoterapija. Koks geras, aš nebuvau šito girdėjęs. Rimtai? Bet šiaip jo, greičiausiai, kad tai. Bet yra kitas, žinai, priėjimas prie klausimo. Tai aš pirmiausia sakyčiau, kad nereikia taisyti tai, kas nėra sugedę, ne? Bet yra matyti tokie signalai, kurie sako, kad galbūt reikėtų kreiptis į specialistą. Jie gali būti ryškesni, gali būti mažiau ryškus, bet tokie kaip kamuoja be pasikartojančios mintis, prasta nuotaika, nerimas, tokia depresyvi būsena, problemos kažkokiam tai gyvenimiškos problemos santykiuose, žinai, jausmas, kad negaliu išeiti iš kažkokios situacijos, negaliu jos išspręsti. Arba jausmas, kad vėl ir vėl, kaip liaudiškai sako, užlipu ant to pačio grėblio ir atsiduriu tokioj pačioj situacijoje, kuri nėra patinkanti ir tinkanti. Arba jauties kaip žiurkėnas rate. Jo, tai visi va tokie kažkokie gali būti ir, žinai, ir tokios kūniškos manifestacijos, gali kūnas kalbėti apie esantį stresą, kažkokį tai griežimas dantimis naktį, kažkokie tai, žinai, tokie pilvų galbūt arba kažkokių kitų vietų kūno spazmai, daktarai sako, viskas tvarkoj, nėra jokios ligos, ten, žinai, kartais ir kūnas rodo apie tai, kad galbūt žmogaus psichoemocinėje sistemoje nėra viskas ok ir vertai tai tada pasižiūrėti su specialistu. Gerai, tai tada kitas mano toks iškart natūralus klausimas, ar ne? Žmogus, ta prasme, aš manau, kad mes kiekvienas esam
tie galim pajaust, kad jau tos mintis nuolatos tokios pačios arba tos pačios situacijos kartojasi ir jeigu tu nesimsi sprendimo, tai greičiausiai tu ir gyvensi tame pačiame dalyke nuolatos. Arba problema tik gilės. Tai gerai, žmogus dabar, paimkim tokį žmogų, kuris galbūt, tarkim, jisai šiek tiek gėdijasi, kas būna dažnai, ar ne? Gėdėsi pasakyti kažkiam draugui ir kažką, kitaip tariant, klaust patarimo, kur čia kažką, gal tu esi bandęs, ir jis atsisėda, atsiverčia Google, gyvena Klaipėdoje, veda psichoterapeutas Klaipėdoje, psichoterapeutas Vilniuje ir kažkur, ir kas jam atsitinka, jam, pavyzdžiui, išmeta nuorodą, jeigu gerai susidėjęs etsus yra visokius Laurynas Narbutas, išmeta jam nuorodą. Geštalto psichoterapijos praktikas Laurynas Narbutas. Tada apie kažkokį kitą žmogų jau to geštalto nebemeta, gal meta kažką kitą. Aš tiesą pasakysiu, nesu įsigilinęs, bet aš teisingai suprantu, kad tų psichoterapijos krypčių yra įvairių. Ir kaip jau, žinai, kaip neuždaryti kompo ir tipo, viskas man gerai, nes aš nesuprantu, kur man eit. Kaip žmogui atsisijoti? Ar jam eit pas geštaltą, ar jam eit pas, nežinau, pas ten, kur varpelių ten. Supranti, tu įvesk į šitą temą, nes aš šitoj daly nelabai išmanau. Žiūrėk, turbūt, kad čia galėčiau taip drąsiai pasakyti, kad Freudas buvo visos tos šiuolaikinės psichoterapijos tėvas prieš maždaug 120 metų, šiek tiek netgi daugiau. Šiaip Freudas gal fainas bičas buvo, ne? Aš tikiu, nežinau, galvoju, kad galėjo būti toks, bet jis prieš maždaug 120 su šiek tiek metų suprato, kad su žmogumi kalbantis žmogui gerėja. Tuo metu jau buvo, žinai, atsiradusi tokia medicinos tokia sritis kaip psichiatrija, ne? Tiesąkant, visa psichopatologija, tuometinės ten įvairiausios, kaip aprašo senoji literatūra, isterijos arba ten kažkokios tai paranojos, šizofrenijos, buvo gydomos nežmoniškais būdais, tai buvo daugiau žmonių kankinimas negu kad gydymas. Laurynai, aš šitoje vietoje labai trumpai tave pastabdysiu, nes aš manau, kad šitas epizodas bus labai svarbus ir jį galbūt žmonės rodys tiem žmonėms, kurie turi skepticizmo, nedrįsta ir bijo. Tai šitoje vietoje aš noriu labai užfiksuoti tavo vieną gerą dalyką, pasakyti, kad Freudas pastebėjo, kad kalbėjimasis su žmonėms padeda, ar ne? Taip. Ir šiuo metu, jeigu jūs mūsų klausot arba žiūrit ir galvojat, kad eit ar neit, ką čia padės, jūs prisiminkit, kaip su savo geriausiu draugu sėdėjot prie vyno taurės ar prie kažko ir kai jūs išsikalbėjot, jums tarsi palengvėjo, ne? Tai jūs čia galite jau dėti vieną varnelę, kad tikrai taip yra, tik gali būti, kad įpiešęs neblogai draugas jums duoda netokį grįžtamą į ryšį, kokį galbūt reikėtų gauti, ar ne? Bet mes prie to gal dar prieisim. Bet aš čia tik norėjau užfiksuoti, kad kiekvienas mūsų klausytojas ir žiūrovas dabar gali pasakyti, nes tikrai kiekvienas yra sunkioje situacijoje išsikalbėjęs kažkam ir pajaučia tą palengvėjimą. Tai žmogus to gali tikėtis psichoterapeuto kabinete. Žinoma, ne, bet aš kur lenkiau, kad Freudas buvo pirmasis, kuris suprato ir jisai nuėjo tuo keliu, kadangi jis buvo daktaras, visą kitą, ne, bet tuo metu tokios dar psichoterapijos nebuvo, bet jis nuėjo tuo keliu, kad jis atidarė tą pirmąją kryptį, tai yra psichoanalizė arba psichodinaminė terapija. Jisai suprato, kad ir sukūrė pirmuosius metodus, kaip su savo pacientu kalbėtis, kad pacientas rastų atsakymus į savo kylančius klausimus, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl taip vyksta, kas vyksta, kaip man elgtis ir panašiai. Ir kad atrastų tą trokštamą tokį gyvybiškumo arba laimės jausmą, kurį dažnai tokį pokyčio kažkokį jausmą, ne, ko dažnai žmonės ir siekia eidami į psichoterapiją. O vėliau ten atsirado, šiaip žinai, kalbant apskritai apie psichoterapiją, jeigu mes taip įsivaizduotumėm ją kaip kokį nors medį, tai psichoterapijoje yra 3 kryptis. Tai yra
psichoanalizė, psichodinaminė kryptis, tada yra tokia, žinai, kognityvinė elgesio terapija ir tada yra tokia humanistinė egzistencialistinė terapija, kurios aš daugiau esu atstovas. Tai čia yra 3 šakos, o jos po to pabyra į šimtus ir turbūt netgi tūkstančius atskirų terapijos metodų, kurių yra visame pasaulyje. Jo, aš galvoju, mes galėtumėm, tu vis tiek verdi šitam sultinyje daugiau ar mažiau, ar ne? Gal mes galėtumėm čia labai neišsiplėst, bet ar tu galėtum, pavyzdžiui, aš nežinau, ar įmanoma atsakyti tau į šitą klausimą, kalbėkime, aš norėčiau, kad mes šiame epizode būtumėm tokie pakankamai konkretus, nes tai duos labai apčiuopiamos pagalbos mūsų klausytojai, ar ne? Likime Lietuvoje ir galbūt labai trumpai, jeigu galima, perbėkim per Lietuvoje esančias populiariausias terapijos šakas. Gal čia jų nėra tūkstančiai. Nes turbūt, ta prasme, ypatingai dabar, kai mes gyvenam tokiais laikais, aš kartais galvoju, Jesus Christ, kur tas pasaulis važiuoja, ta prasme, nes atsidarai kokį reelsą, kur moteris ten, nežinau, šoka arba rėkia ant medžio ir kviečia tai daryti ir kitus. Ir aš nenoriu pasakyti nieko blogo. Gal viskas yra okei, žinai, bet aš noriu, kad mes šiandien nenueitumėm iki tokių, jeigu kažkam yra gerai nueiti ten su kažkuo rėkti ant medžio ir jūs to tikite, tai turbūt viskas yra tvarkoje. Bet mes likime psichoterapijoje šiandien ir kiek Lietuvoje yra tų šakų, turbūt tada viskas susiaurės ir mes tiesiog kalbėsim apie tai, kas realiai veikia ir ko realiai žmonės ir ieško. Bus paprasčiau tiesiog. Oi, tu žinai, aš galvoju, kad Lietuvoje, kaip ir visur kitur pasaulyje, bus stipriausios ir garsiausios tos psichoterapijos kryptis, kurių mokyklos yra stipriausios ir aktyviausios. Ir kiekviena šalis kultūriškai turi savo stipresnės mokyklas, bet Lietuvoje greičiausiai žmonės susidurs su tokiais keistais žodžiais kaip psichoanalizė, psichodinaminė terapija, geštalto terapija, ne? Turbūt, kad kognityvinė terapija taip pat atsiras, bet čia turbūt bus koks nors toks trejetukas. Taip leisiu savo pasakyti, kad galbūt per pastarąjį 10-metį Geštalto institutas iš tiesų paruošė visą eilę labai gerų specialistų, jie pabiro po Lietuvą. Tai būtent geštalto metodo terapeutų tikrai žmonės atrastų, bet atras ir tikrai irgi, žinau, stipri mokykla yra psichodinaminės pakraipos taip pat. Tačiau, Gintai, žiūrėk, tai tikrai nėra taip svarbu. Gali būti, kad jeigu žmogus yra toks, sakykime, gykas, jeigu galima tai pasakyti, ir labai ten ieškantis, naršantis ir bandantis suprasti, o kaip tas metodas veikia, o apie ką jis čia yra, galbūt jam šitą informaciją ir bus svarbi, bet visi tyrimai rodo ir ką visų krypčių psichoterapeutai žino, kad labiausiai psichoterapijoje gydo santykis tarp psichoterapeuto ir kliento. Gerai, bet vis tiek... Ar žmogus turi kažkokių šansų ir ar jam reikia apsikrauti tuo galvą, bandant pačiam nustatyti, kuri čia ta kryptis jam būtų artimiausia ir geriausia? Ir taip ir nežino. Ką aš žinau, gal gal geštalto psichoterapeutai su savo klientais, nežinau, šoka, o kognityvininkai su jais ten daro gimnastinius pratimus. Ir pagal tai žmogus tipo galvoja, okei, šitas man tinka. Okay. Tu, žinok, labai ačiū tau. Aš čia šitoje vietoje labai, gal tu man atsakysi, kur aš buvau. Aš po to galėsiu, mes pereisim prie kitų klausimų. Tiesiog žemiečio klausimus, kur tu paneigtum arba nepaneigtum, bet, pavyzdžiui, aš buvau patekęs pas vieną pirmųjų, kai aš galvojau, kad man reikia psichoterapeučių ir man jį liepė žaisti su kažkokiais pliušiniais žaisliukais ir mediniam kaladėlėm. Ir man tas žiauriai nepatiko. Tai aš nežinau, kokia čia buvo sritis. Ja, tai labai įdomu, tau nepatiko, nes įsijungia kažkoks pasipriešinimas, ar tau nepatiko, nes tai yra nelabai tavo ta tokia dalis, ne? Tai... Aš iš karto, žinai, kaip nenoriu nieko blogo pasakyti, nes yra individualiai man. Aš iš karto, aš supratau, kad tai nebus taip rimta, kaip yra serialė Sopranai, kur sėdi Tonis ir visai simpatiška terapeutė ir mes žinom, kuo tai baigėsi. Aš tikrai nebuvau pasiruošęs dėlioti kažkokių, atsiprašau, žaisliukų. Mane tai sunervino, mane tai kažkiek net įžeidė ir aš galvoju,
What? Okay. Aš netikiu šitais dalykais, aš netikėjau bent jau tada tais dalykais, kad iš to, kaip aš padėliosiu pliušinius drambliukus, jinai kažką ten jau, žinai, kažką bandys pasakyti. Žinai. Aš ne to tikėjau. Oi, tiesą sakant, pas mane kabinete, jeigu tu pasižiūrėtum, aš irgi turiu visokių tokių ir žaisliukų, ir akmenukų, ir taip toliau, ir kartais tenka ir piešti, ir rašyti, ir kažką dėlioti. Žiūrėk, tada, jeigu taip labai bandyti apibūdinti, psichoanalitikai daugiausia tikriausiai tik kalbėsis. Okay? Tai reiškia, jeigu žmogus yra labiau susivaržęs, jam baisu, jam nepatogu yra daryti kažką daugiau, jis nori ateiti, atsisėsti, galbūt pradžioje bus geriau eiti pas psichoanalitinio krypties specialistą, nes ten tik tai kalbėsies. Ne? Tai reiškia, bus ar tai sofkutė, ar tai fotelis, ar tai kėdė, bet atsisėsi, atsigulsi, ne, tai bus apie tai. Tokios labiau humanistinės pakraipos, egzistencialistinės pakraipos terapeutai, jie daugiau daro taip vadinamus eksperimentus. Tai reiškia, kad mes įjungiam kitas priemonės, mes kartais įjungiam kūną. Tu gali man dabar kūnų išreikšti, kas būna, kai tu pyksti. Ir ten žmogus gali pradėti daužyti kumščiu ir sakyti, va, aš pykstu va šitaip. Ir su tuo mes galime kažką daryti, ne? Labiau kognityvinės tos elgsenos terapijos specialistai, jie labiau bus orientuoti į elgseną ir į elgsenos formavimą, kaip daryti, kaip nedaryti, ar ne? Tai ten toks daugiau, jeigu taip galima išsireikšti, treniravimasis tikrąja to žodžio prasme vyksta. Pavyzdžiui, kognityvinė terapija puikiausiai tinka žmonėm, kuriem reikia išmokti viešo kalbėjimo, o jie to bijo. Jo, ir tai tokia yra veiksmas, kurį jie gali mokytis, jie gali kalbėti apie baimės, bet to pačiu ir mokytis būtent šito veiksmą per šitą metodą. Bet aš vėl grįšiu prie to pačio. Labiausiai gydo santykis tarp kliento ir terapeuto. Ir jeigu tas santykis nėra susimezgęs dėl kažkokių priežasčių, o taip gali būti, štai kodėl aš tikrai labai dažnai rekomenduoju klientam nepabijoti, pabandyti keletą terapeutų, pasižiūrėti, su kuriuo taip suvaibini geriausiai, ar ne? Tai jeigu to santykio, tokio to jausmo nesimezga, tikėtina, kad terapija, striks, taip sakykime, ne? Tu labai gerai, aš jau norėjau į tai eiti, tu labai gerai palėtei. Aš vėlgi per savo patirtį, man tas labai daug duoda, žinai. Aš šiaip esu toks pakankamai drąsus žmogus, mano darbas yra bendrauti su žmonėmis, renginiai ir visa kita, aš nebijau kartais ir tiesiai, kai reikia kažką pasakyti, nes tiesiog tu to esi išmokęs. Bet net ir man tokiam žmogui, ir aš tada pagalvojau, o tai Jesus, o kaip kitam, aš savo psichoterapeutui, aš sakyčiau, gal radau iš kokio 4. bandymo. Okay. Ir žinai, kas buvo ne okei, būsena, kai aš ateinu pas psichoterapeutą ir po pirmų 5 minučių aš noriu išeiti. Bet, nes aš suprantu, kad tiesiog tarp mūsų nevyksta chemija jokia, bent jau iš mano pusės tai tikrai. Ir aš pas jūs atsiprašau, bet sugrįžti nenoriu ir dar baisiau aš atsiprašau, bet norėčiau jau ir nebebūt dabar, žinai. Ir, tada įsijungia tas toks, ką daryti žmogui, nes man įsijungia tas toks tipo blemba, tai kaip dabar atsisakyti, kaip pasakyti, nemandagu. Tai aš pas kiekvieną tą, kurį neužsilikau, vis tiek dar nueidavau 2 arba 3 kartus ir aš po to tiesiog, aš tiesą pasakius, aš po to tiesiog dingau iš jų visų. Tiesiog dingau be jokių, kaip sako liaudis, be galų, žinai. Jo, žinai, aš turbūt nesiryšiu čia analizuoti, kas nutiko, bet man viena iš pirmų minčių, kuri šauna į galvą, ne, tai galėjo būti, kad tai, ką mes vadinam ir kartais nuo karto, į kur terapeutas pakliūva, kad terapeutas persistengia. Kitaip sakant, terapeutas negali dirbti daugiau negu klientas. Ir kartais iš to noro žmogui padėti, terapeutas gali nesugaudyti momento, kuris šiek tiek perspaudžia arba įeina į erdvę, kuriai žmogus dar nėra pasiruošęs. Aš labiau, žinai, apie ką norėjau paklausti. Ar žmogus ir kaip terapeutai tai reaguoja, jūs vis tiek su kolegom pasikalbat, ir aš labiau čia noriu atrakinti tą žmonių galbūt baimę, kad jeigu jis ateina, nes tikrai gali tai būti, kad, pavyzdžiui, tu ateini ir tu iš pirmo pokalbio supranti, kad tu su šituo žmogum nenori giliau eiti. Ar klientas turi jaustis
ir gali jaustis laisvai ir pasakyti, aš labai atsiprašau, bet nejaučiu ryšio ir ieškosiu toliau. Absoliučiai. Tai tikrai pasakyti nėra lengva, Taip. Bet terapeutai yra treniruoti ir absoliučiai palaikys. Nebus taip, kad iškart terapeutas bėgs ieškoti terapeuto, kai jam pasako sorry. Žinai, kas vyks su terapeutu, jau terapeuto reikalas. Jo, bet aš kalbu labiau, pavyzdžiui, mes čia neturim burti iš kavos tirščių. Remkime tavo, gal tu pavyzdžiui esi tas terapeutas, kuris, kai žmogus pas tave ateina, tu pats iš karto susakai tam tikrus dalykus, kad žiūrėk, jeigu tu nepajausi, sakyk tiesiai, mes atsisveikinam. Aišku. Ar tu gal, pavyzdžiui, turi, kokios yra tavo taisyklės? Gal tu turi, tarkim, taisyklę, kad tu rekomenduoji žmogui apsilankyti kartą 2 arba 3? Žinai, ar kaip vyksta? Nes turbūt daug kur panašiai vyksta. Aš tau galiu maždaug papasakoti, kaip tikriausiai... Papasakau, nes tikrai žmonėms įdomu. Kaip vyks pirmoji sesija 90, nežinau kiek procentų psichoterapijos, ne? Tai bus greičiausiai apsibrėžtos psichoterapinės taisyklės ir ribos, kas galima, kas negalima. Pavyzdžiui, ar galima keiktis, ar galima pakelti balsą. Ar pas tave galima keiktis? Žinoma, prašom. Ar galima paliesti terapeutą, pavyzdžiui, ne? Tarkim, yra tokių norų, aš atsiprašau, būna? Žinoma, kartais gali būti žmogus, kad jam bus taip blogai ir jisai įkris į didžiulį savo kažkokias tai emocijas, gedulą, verkimą ir taip toliau, ir gali būti ateit momentas, kai terapeutas sakys, tiesiog, klausyk, galiu aš tave paimti už rankos, arba galiu aš, kažkaip tais. O gali būti terapeutų arba psichoterapijos ryčių, kur joks fizinis kontaktas griežtai nėra galimas. Tai terapija yra tokia labai lanksti tokia erdvė. O kaip lankymas, taisyklių yra labai daug, konfidencialumas. O galima klientui terapeutą prisidėti ten Facebook'e prie draugų. Vieni sakys taip, kiti sakys ne, nes vieni labiau laiko distanciją, kiti sako, aš ten galbūt, tarkim taip kaip aš, mano soc erdvėje yra šiek tiek ir asmeninės informacijos, bet aš ir profesinės šiek tiek dedu. Tai kai žmogus manęs paklausia, aš dažniausiai leidžiu, nes mano soc erdvėje tikrai yra daug žmonių, kuriuo aš gyvenime nesu matęs. Tame tarpe galiu, reiškia, leisti ir savo klientus. Tai tos terapinės taisyklės ir ribos yra svarbios ir vienas iš tų klausimų, ypač kai žmogus ateina pirmą kartą, paklausti, o kodėl aš, kaip tu išsirinkai mane, kaip tu radai mane, po 1 arba 2 sesijų pasitikrinti, o kaip tau su manimi, ar tau viskas tvarkoja, gal kažko trūksta, gal dar. Galbūt, jeigu terapeutas mato dvejonę, jis tikrai gali pasiūlyti, žiūrėk, o gal tu norėtum pabandyti pas kažką kitą, aš galiu rekomenduoti savo kolegą arba paieškok savo resursais kažko tais, ne? Tai tų variantų yra visokių įmanomų. Aš manau, kad kur yra pagrindinis atskaitos taškas, tai tiek psichoterapeutas, tiek klientas yra 2 laisvi žmonės, kurie savanoriškai susitinka ir sueina į tą procesą, kuriame yra dirbama kliento labui. Ir jeigu tik klientas jaučia, kad dėl kokių ten bebūtų priežasčių jam nėra tinkama, jis gali tai aptarti su savo terapeutu, tai gali būti gilus atradimas, kur yra ir kodėl pasipriešinimas ir kas vyksta, bet tai tuo pačiu gali būti ir geras palengvėjimas, suvokiant, kad aš galiu paieškoti ir kito specialisto. Beje, žinai... Bet, gerai, aš dar vis tiek, aš labai noriu tikėti, kad daugelis psichoterapeutų taip daro ir aš sakyčiau, kad jeigu nedaro, gal net pažiūri ir jūsų kolegos, tavo Laurinai kolegos, gal pažiūri kartais mūsų epizodus. Tai aš čia kaip iš paprasto žmogaus, aš labai norėčiau visus psichoterapeutus kažkaip paraginti turėti tokias labai aiškias taisyklės pradžioje ir svarbiausia tą tokį, žinai, kad duot žinutę, kad tu gali pasakyti ne, jeigu tu jauti, kad nieko gero iš to nebus, nes tai yra tiesiog laiko švaistymas, ar ne? Šalia to man 2 klausimai. Ar psichoterapeutas su kiekvienu savo klientu būna kitoks?
Nemanau, išprotėtų. Ne. Nu, bet kažkiek jūs gal pristaikot, jūs žinot, kad, pavyzdžiui, su vienu gali ten aštriau pajuokauti, su kitu mažiau pajuokauti, su trečiu taip. Aš tai nepasakyčiau, kad čia yra kitoks, aš galbūt pasakyčiau, kad žinoma, su kiekvienu klientu sesijos yra šiek tiek skirtingos, nes Skiriasi, ne? žmonių ribos yra skirtingos, žmonių temos, jų tipažai yra skirtingi. Vėlgi grįšiu prie to pačio, vieniems žmonėms yra ir netgi norisi ir naudinga įjungti į terapiją kūną ir kažkaip pajudėti, pasiklausyti savo kūno, kas vyksta, kai aš galvoju apie vienus dalykus arba kitus dalykus. Kitiems žmonėms tai yra labiau toks užblokuotas arba toks mažiau tokia, žinai, metodas, kuris kelia mažesnį susidomėjimą. Ne? Žmonės yra skirtingi. Štai kodėl ne kiekvienam žmogui tiks kiekvienas terapeutas. Būtent per tos skirtumus ir mes atrandam, kad šitas žmogus man kelia kažkokį tai jausmą, kad aš norėčiau dirbti su juo. Aš lygiai taip pat esu savo patirtį turėjęs psichoterapeutų, kurie man nebuvo mano ir netiko man, o esu turėjęs tokių, su kuriais buvo tiesiog nuostabu ir mes labai, labai giliai ir labai prasmingai dirbom. Kaip žmogui suprast, ar jam terapeutas tinka? Tu žinai, bet kuriuo atveju nesvarbu, ar sesija buvo užpildyta sunkių emocijų, ašarų, pykčio, kažkokių išgyvenimų, o galbūt juoko, galbūt lengvo pokalbio, nesvarbu, kas joje vyko, turi būti jausmas po terapijos kažkoks palengvėjimo, kažkoks geras jausmas. Aš dar truputėlį nušoksiu dar, kad būtų aiškiau žmonėms, ar ne, nes mes čia vis tiek jau, kas jau ten vaikšto, gal tik pasižiūrės ir susidės čekus, žinai, kad čia taip vyksta, čia gerai vadinasi, čia viskas tvarkoja. Bet žmogui, kuris dabar žiūri ir jis nėra buvęs, ar tu gali labai trumpai apibūdinti, kas vyksta sesijos metu terapeuto kabinete? Nes mes dažniausiai iš ko turime susidarę įspūdį, tai yra iš filmų. Ne? Nu, matėm, kad tu ateini, atsisėdi, kalbi, psichoterapeutas tyli, kaip tu dabar linksi galvą, kartais kažką pasako, kartais nepasako, nes man atrodo, kad kartais žmonės kitaip įsivaizduoja. Jie įsivaizduoja, kad psichoterapeutas sudėlios gairias, kaip tu turi nugyventi ateinančią savaitę. O yra tokių psichoterapeutų, kur jie, jie iš vis nelabai, jeigu tu neklausi, jie nepasako nieko. Taip. Ir tu tiesiog kartais galvoji, tu toks, žinai, atrodo, kad kartais tu tiesiog klausyklai kažkokiai buvai valandą vienas pats su savim kalbėjai, pats savo kažkokius išvedžiojimus padarė, atsistoji, išėjai ir tada galvoji, tai ką man dabar daryti, žinai. Kaip vyksta, ko žmogui tikėtis kabinete ir ką jis turi, sakykime, nežinau, tas gauti kabutėse, nes jis čia negaus kažko turbūt, kavos gal gaus, jeigu paprašys, nežinau. Ką jis turi gauti, kaip jis turi įsivaizduoti, kas vyksta kabinete. Žinok, ar taip vienareikšmiškai apibūdinti būtų labai sunku, bet, žiūrėk, pirmiausia, tai supraskim tokį fenomeną, kas vyksta. Ne? Ateina žmogus, jis dažniausiai turi problemą, kurią nori spręsti. Ne? Apskritai psichoterapija tai yra procesas, kurio metu klientas siekia kažkokio tai pokyčio. Ne? Reiškia, tam, kad tas pokytis įvyktų, kadangi to pokyčio reikia, reiškia, kad už to pokyčio yra kažkoks poreikis, kažkas yra negerai, kažką norisi pakeisti. Ne? Tai dabar atėjęs klientas turi, taip vadinkim, tą temą, mes geštalte vadinam figūrą arba poreikį kažkokį. Tai, ne? Dabar jis turi tą poreikį, bet tuo pačiu jis turi visus įmanomus gynybinius mechanizmus, kurias turi visi žmonės. Tai yra gėda, tai yra nepasitikėjimo jausma, tai yra nenoras susidurti su savo skaudžiais išgyvenimais. Ne? Ir čia gaunasi, kad viena vertus jis sako, aš norėčiau išspręsti, prašau padėkite man ir taip toliau. Kita vertus jisai turi tokį tarsi, aš tau nieko nesakysiu. Toks jo, maždaug. Ja. Ir tada, ką psichoterapeutas daro, jisai maždaug ieško, vėlgi skirtingais metodais, ieško būdų, kaip įveikti, kaip žmogui parodyti jo gynybinius mechanizmus, kaip atrakinti iš lėto, išmasažuoti tą kažkokią temą. Gali būti, kad žmogus lankysis 3-4 mėnesius ir kalbės apie kažką
ir bus labai aišku, kad jisai labai stipriai vengia tos tikrosios temos, darys viską, kad tik nekalbėti apie tai. Ir turės praeiti laiko, kol susikurs tam tikra atmosfera, pasitikėjimas, kol baigsis tų tokių paviršutiniškų temų sąrašas ir taip toliau, ir galų gale žmogus pradės po truputėlį lysti, ne? Ir čia vėlgi metodai, terapeutai yra skirtingi. Vieni sugeba įlysti giliai, taip žinai, tas emocijas gana greitai, kiti kaip tik duoda tą atsakomybę klientui, kad žiūrėk, tu atėjai dėl santykių, ne dėl to, kad santykiai yra krizėje, bet kalbi man apie darbus, kalbi apie politiką, apie sportą. Nu taip žinai, vis terapeutas gali priminti, o tu pastebi, kad tu atėjai su lyg ir santykių tema, o vis mes kalbam apie kažką kitą. Ne? Ir gali taip, kaip sakyt, atsakingai nuoširdžiai laukti, kada tu pagaliau pribręsi tam, kad tu kalbėsi apie tai, kas iš tiesų yra skaudu. Psichoterapijoje toks pusiau juokais yra vienas labai geras klausimas, apie ką tu nenori su manimi kalbėti. Tai reiškia, kad tema... Nes tai yra tema, ar ne? Tai, ko tu nenorėtum liesti, tai, ko tu nenorėtum pasakoti, yra tikėtina tai, apie ką labiausiai reikėtų pasikalbėti. Ir kalbėti tomis temomis, kurios iš tiesų yra labai skausmingos ir jautrios, reikia pribręsti ir nedažnai nutinka taip, kad žmogus ateina ir nuo pirmos ar nuo antros sesijos jau ten, žinai. Aišku, būna, kad ateina ir drebia, bet tai šiek tiek yra jau požymiai kitokių dalykų. Ne? Tai man atrodo, žinai, nežinau, ar atsakiau tavo klausimą, kas psichoterapijos kabinete vyksta, bet... Manau, kad atsakėjai, jo. Bet tuo pačiu aš dar noriu pasakyti, kad jame realiai kaip procesas gali vykti labai daug dalykų. Psichoterapijos sesiją galima pravesti neištarus nė žodžio. Psichoterapijos sesiją galima pravesti daug judant. Psichoterapijos sesiją galima pravesti piešiant, žaidžiant žaidimus su meškiukais, pliušiniais ar dar kažkuo. Yra įvairiausių būdų, kaip išreikšti tai, kaip aš dabar jaučiuosi. Kaip tu sakei, šaukimas ant medžio ar ten dar kažkas, tai žinai, tai vienas geriausių tokių, žinai, pykčio išraiškos būdų tai yra išdaužyti pagalvę taip, kad pukai pabirtų, ne? Tai kodėlgi ir to nepadarius, jeigu tai bus prasminga. Aš noriu labai trumpą intarpą. Reiškės, ką tu darai su šituo ežiu ir kai vyksta, seansas? Nes labai gražus ežys, pažiūrėkit, fantastiško grožio ežys. Ar šitas ežys yra tik dekoracija ir jis turi kažkokią funkciją? Jis turi kartais funkciją, žinoma. Turi, ar ne? Ar šitas ežys kartais tampa nervų išliejimo objektų? Ne, jis nėra skriaudžiamas? Jis nėra skriaudžiamas, jis nebūtų išgyvenęs to, bet kai tu žiūri, jis tau ką nors primena iš tavo pažįstamų. Iš mano pažįstamų? Ką jis tau primena iš tavo pažįstamų? Iš mano pažįstamų jis man nieko neprimena, žinau. Nebent mano šunį. Tavo šuniais tau primena. Tai irgi. Bet šiaip jis man primena, žinai ką, jis man primena vieną tokį žaisliuką, kurį aš dovanojau sesiai, kai buvo maža. Here we go. Aš jį labai anksti nupirkau prieš gal 1,5 mėnesio iki sesės gimtadienio ir kas vakarą su juo paslapčia biškį pažaisdavau ir bandžiau įsivaizduoti, kaip jai labai jis patiks. Ir tu pastebėjai, kad tai pasakodamas, tavo balsas šiek tiek nurimo, tu pradėjai šypsotis ir panašu, kad tave užplūdo kažkokie... Čia yra hipnoterapinis ežys. Ir tave užplūdo kažkokie šilti jausmai. Geras. Klausyk, judėsim į priekį, bet dar labai tada trumpai, kaip žmogui suprast, ar psichoterapeutas jam tinka ar netinka. Uždarom ir važiuojam toliau. Ateiti. Žinai, pirmiausia, atlikti namų darbus yra ok. Bet to žiūrėk, pagalvokime apie tai, kad mažai žmonių, tikrai, bent jau iš mano patirties, mažai žmonių atsisėda googlinti ir ieško. Dažniausiai, bent jau mano patirtis yra tokia, kad mane žmonės randa per rekomendacijas, tai reiškia, kad paprastai mano klientai, mano klientų šeimos nariai, draugai arba dar kažkas kažkaip kažką, šnekas ir sako, tu žinai, yra terapeutas Laurynas, mano žmona pasilankosi, mano kolega lankosi arba aš lankausi, duosiu kontaktą, kreipkis, ne? Tai turbūt yra didžioji dalis, ne? Ir tada žmonės kreipiasi, ne? Kita dalis yra
pas mane bent jau ir pas kitus neabejoju taip pat, siunčia psichiatrai, bet tai yra paprastai tie žmonės, kurie kreipiasi į psichiatrą, kuriem reikia šiek tiek to medikamentinio tokio, žinai, palaikymo. Tai dažniausiai bus ir kažkokia nerimo arba depresijos arba kažkokios bipoliniai sutrikimai ir dar kažkas, ne? Tai reiškia, kiti specialistai siunčia arba kolegos, žinai, galbūt kartais ateina žmogus, aš jaučiu, kad galbūt ne mano tema, žinai, nes, tikrai mes, bent jau, ne visi terapeutai yra super universalūs, gyvenime tų temų yra be galo daug ir yra temų, su kuriamis žmonės tiesiog specialistas nesispecializuoja ir tada sako, žiūrėkit, girdžiu, suprantu, viskas tvarkoja, bet čia ne mano specializacija. Ne? Tai... Šalia to labai klausimas, ar tu galėtum išskirti, pavyzdžiui, kokias 3 populiariausias, nežinau, pagal to patirtį, aš nežinau, ar tu gali sakyti taip, Lietuvoje, temos, dėl ko žmonės ateina į psichoterapeuto kabinetą? Jeigu tai nėra, vadinkim taip, jau ryškus psichikos sutrikimai, kurie gydomi vaistais, ne, kaip depresijos ir panašiai, tai tuos atmeskim, bet taip, jeigu paimsim, tai žinok, aš galiu išskirti vieną. Visa absoliučiai pasaulio psichoterapija sukasi aplink vieną temą, tai yra santykius. Santykius su savimi, santykius su savo tėvais, santykius su mylimaisiais, su partneriais, santykius su savo bosu, santykius su kaimynu, santykius su vaikais, santykius su savo kūnu, santykis ir santykis paprastai yra ta numeris 1, žinai, tokia tema, bet jį gali manifestuoti per tokius dalykus, kad jaučiu nerimą, esu nelaimingas, žinai, nemiegu, supiktas, dar kažkas ir panašiai. Okay. Aš kai rinkausi, aš nežinau kodėl, aš žinau, kažkodėl aš negalėčiau atsakyti taip tiesiai, bet aš turėjau tokį jausmą, kad aš eisiu pas psichoterapeutę moterį. Man atrodo, kad galbūt kažkaip švelnesnė, gal aš labiau kažkaip atsiversiu, nežinau kodėl, aš neįsivaizduoju. Aš ieškau moters. Kokius tu matai skirtumus lytyje psichoterapeutų? Ar jie yra, ar jų nėra, kaip tu manai, ir į ką žmogui taikyti? Vadovautis vidinių jausmų? Jie dažnai yra svarbus ir dažnai būna, tikrai, taip pasakyčiau, galbūt netgi koks 50% klientų, kurie į mane kreipiasi. Jie pabrėžia, kad aš ieškojau psichoterapeuto vyro. Okay, tai ką man tai signalizuoja, kad labai realu, kad tikėtina bus kokia nors tėvo projekcija į mane. Ir kartais klientai nori moters, kartais vyro ir tai tikėtina kažkur labai taip psichoanalitiškai giliai siunčia signalą, kad yra kažkoks noras pasiaiškinti santykius su tėvu arba mama. O ten visada yra ką aiškintis. Ne? Tai sakyčiau, kad šitas yra svarbus toks. O žinai, o šiaip tai toks dar intuityviai būna. Vieniems žmonėms yra lengviau kalbėti su tos pačios lyties žmonėmis, kitiems su priešingos. Ir taip pagal tai žmonės renkasi. Bet vis tiek kažkur labai giliai, jeigu siūlo vyniosi, tai bus kažkas apie tėvą ir mamą. Bet vis tiek tas pirminis pasirinkimo stadijoje, tai turbūt jauti, ką sako vidus ten ir krypstam. Mes prieinam dabar prie tokio labai įdomaus klausimo. Apie ką žmonės gali ir apie ką negali kalbėti psichoterapeuto kabinete? Tarkim, ar žmogus savo psichoterapeutui gali papasakot, kad jisai vakar gerai priliuobęs važiavo automobiliu, vairavo. Ne? Ar jis gali papasakot, kad jis namie turi miltų, kurie nebūtinai yra naudojami kepiniams. Ne? Tu supranti, apie ką aš kalbu. Ta prasme, ar psichoterapeutai po sesijos paskambina policijai ir įduoda klientą, kuris jam prisipažino, kad vairavo išgėręs? Aš čia pusiau juokais kalbu, bet gal yra kažkoks, nežinau, kaip kunigai neva ar ne, kurie neišneša iš klausyklos nieko ir tu ten gali pripažinti net pačias baisiausias nuodėmes, ar ne, ir kunigas tarsi neturi teisės išnešti, ar ne.
kaip yra su psichoterapeuto kabinetu, nes čia turbūt turi palies daug visokiausių dalykų. Yeah. Matai, pirmiausia, tai toks šventas psichoterapijos įstatymas, tokia taisyklė, tai yra konfidencialumas, reiškia. Aš visada irgi tai labai stipriai pabrėžiu, tai reiškia viskas, apie ką mes kalbame su klientu šitoje erdvėje, joje ir lieka, tai niekaip nėra naudojama kažkur kitur. Yra išskirtinių atvejų, kai psichoterapeutai rašo mokslinius darbus, ruošia medžiagas kokias nors konferencijom, pranešimam, tada jie dažniausiai raštiškai paprašo sutikimo įrašyti galbūt sesiją ir aprašo, žinai, kažkokį tai, tą atvejį, žmogaus kažkokį tai reikalą, bet ten būna labai irgi detaliai aptariama, kaip bus nuasmeninta informacija, dažnai keičiama lytis, žmogaus amžius, kad niekas siūlo galas neatsidarys. Ne? Bet tai yra tokie retesni atvejai tų psichoterapeutų, kurie galbūt labiau veikia ir tokioj akademiniai bendruomenėje, ar ne? Bet šiaip konfidencialumas tai yra toks gipsas. Tai yra visiškai. Tačiau kiekviena taisyklė turi išimčių, šita taisyklė irgi. Žinai, matyti, terapeutai turi savo irgi tam tikras ribas, kiek jie gali pakelti, kokio lygio ten tą konfidencialumą, ar ne? Bet tuo pačiu yra keletas tokių bazinių dalykų, kurių matyt daugelis terapeutų nepraleistų. Tai yra, jeigu žmogus kalbėtų, jau taip labai rimtai kalbėtų apie savižudybę. Tai reiškia, jeigu tos, žinai, kokios nors galėtų būti mintis, kad tai viskas, aš tada po sesijos einu ten ir kažką darysiu, ne? Tai šitoj vietoj terapeutas irgi taisyklėse būna apkalbama, kad pasilieka savo teisę kreiptis į 112 paskambinti, su artimaisiais kažkaip galbūt per soctinklus atkasti, susirasti, žinai. Yra terapeutų, kurie pradėdami sesijas paprašo kažkokio tai artimo kontakto savo vyro, žmonos, mamos, brolio, sesers, geriausio draugo ekstra atvejui. Blogiausia atveju galbūt tiesiog žmogui pasidarys bloga, ne, ir reikės kažką informuoti, nes iškvietėm greitąją ir kažkam reikia pranešti, ne. Bet paprastai tokiais atvejais, kraštutinumais kaip suicidinės kažkokios mintis. Jeigu žmogus kalbėtų iš tikrųjų apie kažkokį, kad jisai galbūt žalos kažką kitą arba žaloja, ne, pedofilijos atvejai, smurto atvejai, tokie jau šiek tiek tikrai už ribų. Jeigu žmogus man papasakotų, kad jisai vairavo išgėręs, žinai, dirbtumėm su tuo atsakomybės jausmu ir taip toliau, bet tai nebūtų priežastis man į kažkur kreiptis. Tai būtų daugiau mano galbūt toks intencija, kad ar žmogus suvokia savo kažkokią problemą esančią. Ne? Šiaip šitoje vietoje man tiesiog įdomu, gal tu net galėtum rekomenduoti, nes aš tikrai tikiu, kad turi būti pagal tikrą istoriją pastatytas koks nors filmas ir taip toliau, kur psichoterapeuto kabinete klientas papasakojo įspūdingų dalykų, ten nežinau, kad yra nužudęs 100 žmonių arba ten kažką ir jis buvo įduotas policijai, ten pavyko sugauti ir kažką nekyla ant liežuvio galo, ar knyga, ar kažkas, nes turbūt ten paimkim tokią šalį kaip Amerika, kur vyksta dalykai, tu įsivaizduok, Laurinai, ką tu darytum, jeigu pas tave ateina žmogus, atsisėda ir sako, žinai, blema, nužudžiau 15 žmonių, reikės žudyti toliau ir sunkiai su tuo, gal gali padėti apsitvarkyti, prasme, ką tu kaip psichoterapeutas darytum, žinai. Ir aš tikiu, kad Amerikoje turbūt taip yra buvę. Aš pirmiausia turbūt labai išsigąsčiau už savo gyvybę. Pirmiausia, tai būtų man toks labai. Ir turbūt, taip, čia būtų sesijos pabaiga iš tikrųjų, žinai. Tai, vėlgi ten tos tam tikros ribos yra, kad aš jas irgi nubrėžiu, kad jeigu man žmogus kalbės apie tai, kad jisai smurtauja, prieš save, tarkim, arba prieš artimą. Jeigu žmogus man pasakos, kad tikrai apie sunkius kažkokius nusikaltimus, tai čia aš tikėtina, kad jau jį stabdyčiau ir nutraukinėčiau sesiją. Ir ten tada, žinai, tokia nenoriu tai labai veltis, ten galimi tada ir konsultavimaisi su teisininku. Taip, čia jau, žinai, dalykai, palikim, tikėkime, kad to niekada tavo kabinete nebus. Bet tačiau, žinai, ką aš noriu pasakyti, kad tie tokie žmogiški, lengvi, tokie nuklydimai, žinai. Ta prasme, žiūrėk, nuraminkim, jeigu žmogus pabuvo kairėj ir greičiausiai apie tai teks ar ne pasipasakot, nes,
tai yra turbūt svarbu. Nu, tu neskambinsi jo vyrui arba žmonai ir nesakysi to turbūt, ar ne? Mes kalbam apie tai. Aišku. Kažkokių, žinai, temos galvoju, kurios beveik kasdien kažkaip sukasi, tai meilės trikampiai, svaiginimais įvairiomis medžiagomis, žinai, ir taip toliau, kažkokios mintis, fantazijos, visa tai yra žmogiška, normalu ir iki tam tikro lygio tikrai galima su tuo dirbti terapinėme formate. Kiek laiko turi vykti terapija? Čia gal taip sunku pasakyti, nes turbūt priklauso nuo klausimo, stiprumo, rimtumo. Ta prasme, kad žmogus, vėlgi, kuris dar nėra buvęs, kad jis įsivaizduotų, nes labai skirtingi yra įsivaizdavimai, žinai, nes aš tiesą pasakius, aš buvau nustebęs, kai mano viena tokia pažįstama džiugiai pranešė, kad po 3 kartų psichoterapeuto kabinete jos visos problemos dingo ir ji baigta terapija. Jau pasveiko. Ir aš toks pagalvojau, wow, nes man atrodo, kad čia jeigu jau žmogus ryštasi ateit, greičiausiai, kad, aš nežinau, aš nenoriu, kad dabar mes kažkaip nugazdintumėm, bet, ten, sakykime, aš nežinau, kokie yra vidurkiai, standartai. Žinai, aš tai pagalvoju. Ko žmogus tikėt, nes gal kiti tikisi, kad, 1-2 kartai ir viskas čia išsisprendžia, žinai, ypatingai šitam greitam TikToko pasaulyje, žinai. Žinai, aš tai pagalvoju, kad jeigu aš galėčiau žmonių problemas išspręsti per 2-3 sesijas, aš turbūt daryčiau sesijos kainą kokią 10 000 eurų. Ir tada mes ne čia sėdėtumėm, aš būčiau kokiai nors labai egzotiškai šalyje ir žinai... Gerai, kad taip nėra, nes mes nebūtumėm susimečinę. Jo, matai, tai kur aš lenkiu, kad per 2-3 sesijas matyt galima išsispręsti, gauti kažkokias gairias, įmanoma, žinai, vėl nežinau, su kokiu klausimu atėjo, ko ieškojo, ko reikia, gal iš tikrųjų gavo, gali būti. Freudas yra pasakęs, kad jeigu jūs visą gyvenimą lankysite psichoterapiją, jūs ištyrinėsite maždaug 5 procentų savo pasąmonės. Wow. Sakyčiau, vidurkis mano patirties apie 2 metai. Tokie skirti laiko savo, kartą per savaitę. Maždaug 2 metai, žinai, su tom atostogom, kurios būna. Tai yra toksai vidutinis toksai, kai žmogus sugeba pasianalizuoti, paauginti save, atrasti tuos pokyčius, kurių jisai ieško savo gyvenime ir panašiai. Tai, bet vėlgi, turbūt daugelis psichoterapeutų, pas kuriuos žmonės lankosi, turi asmeninės terapijos, turbūt 10-mečiai skaičiuojama stažą. Tai žinai, Tai dirbti su savimi visada galima, žmogus yra sudėtingas padaras, gyvenimas yra daugialypis, tų temų gali būti visokių, bet aš vėlgi labai noriu grįžti prie tokios pačios išminties, kad nereikia taisyti tai, kas nėra sugedę. Jeigu atėjau, žinai, su vienu kažkokiu klausimu, jaučiuosi, kad jį išsisprendžiau, jį pakeičiau ir daugiau kažkaip, jeigu nekyla, tai ir neprievartauti savęs. Aš kartais tam tikroje vietoje sliekų. Ir aš kartais netgi tą matau, kai praeina kiek tai laiko, jaučiu, kad žmogus atidirbo, išjudėjo iš tos problemos, su kuria atėjo, jau yra pilnai laimingas, žinai, toks ateina ir matosi žmogus tokie pilnatvėje, ar ne, atsiduria. Aš kartais tikrai pristabdau terapiją, pasiūlau padaryti pauzę arba visai ją užbaigti, nes nenoriu daryti terapinių intervencijų ir ieškoti kažkur sliekų, nes visada galėčiau jų ištraukti. Bet kam tai daryti, jeigu žmogus pilnatvėje šiuo metu yra? Čia mes labai logiškai priėjom prie dar vieno klausimo, kuris ir turėjo būti šitoje vietoje. Kaip paprastai yra mes išsiaiškinom, kad gali būti ar ne apie 2 metai, taip reikėtų galvoti, gal trumpiau čia nėra. Laurynas nesako, kad dabar jeigu praversit jo kabineto duris, jūs čia eisit 2 metus. Tikrai ne, bet mes čia kalbam, kad tikrai tokį rezultatą turėt, sakykime, ar ne, ir ką rodo praktika, ne iš debesų paimt. Iš tavo praktikos, kaip dažniausiai yra baigiamas santykis su terapeutu, kas apie tai, nes vėlgi gal žinai, iš nepatogumo žmogus eina dar kurį laiką, nes nedrįsta pasakyti, kad aš jau nebenoriu, lyg ir nebereikia. Čia gal irgi ir pats psichoterapeutas turėtų duoti signalą, ar ne? Klausyk, žinai, sektų
įvairiausių tokia konstrukcija yra, kad laikyti žmogų kuo ilgiau, nes jis neša finansinę naudą ir taip toliau ir panašiai. Ne? Psichoterapijos tikslas, mano kaip psichoterapeuto tikslas yra, kad klientas vieną gražią dieną ateitų ir pasakytų: Laurynai, man tavęs nebereikia. Tu lauki to. Tai aš ne tiek laukiu, kiek bendrame darbe su savo klientu to siekiu. Ir tai kartais gali įvykti po 10 sesijų, kartais gali įvykti po kelių mėnesių, kartais po kelių metų. Bet tikslas yra, kad vieną gražią dieną klientas pasakytų: man atrodo, aš jau išanalizavau tai, ką turėjau, bent jau šitame gyvenimo etape išanalizuoti, ačiū, viso gero. Ir čia yra ta tokia geroji patirtis, kur mes tada galime pasidaryti uždaromąją sesiją, kažkaip tai, žinai, ir procesą užbaigti. Laurynai, pasakyk tu man, jeigu problema, dėl kurios žmogus ateina pas tave, yra santykis su žmona, pavyzdžiui, ar ne? Tai čia yra du klausimai. Nes man atrodo, kad problema santykyje atsiranda dažniausiai dėl abiejų žmonių veiksmų. Dažniausiai. Labai dažnai būna taip, kad jie yra abu, jeigu galima sakyti žodį, kalti, ar ne? Arba jie abu sukūrė tą problemą vienaip arba kitaip, ar ne? Tai vienas klausimas yra, ar tu rekomenduotum tokiu atveju pradėti terapiją lankyti abiem žmonėm vienu metu, ar nebūtinai? Ir kitas klausimas, ar tu konsultuoji ir ką tu žinai iš savo, nesurezų sakinio, iš savo kolegų patirties, ar vyras ir žmona gali lankyti tą patį psichoterapeutą? Ar čia jau yra toks truputėlį nelabai skanus reikalas? Jeigu jie ateina kartu kaip pora, tai gali, bet atskirai ne. Atskirai ne, dėl to, kad vėlgi yra tam tikras konfidencialumo momentas, kad, žinai, sėdi vyras ir jisai supranta, kad tu kalbėsi su žmona, kas yra apie ką jūs ten ir taip toliau. Atsiranda ta tokia santykio trianguliacija, santykio trikampis, kurio, absoliučiai šitam procese nereikia. Tai tokiais atvejais, žinai, vienas išsirenka vieną terapeutą, kitas kitą ir jie lankosi pas skirtingus terapeutus. Bet ar sveikintina būtų, kad jie abu lankytų, jeigu yra bendra problema, ar gali ir po vieną? Žinoma, klausyk. Terapija duoda tam tikrą asmenybinį augimą. Ne? Jeigu mes dabar sakome, kad vienas žmogus auga, nes jisai dirba su savimi, o kitas ne, tai anksčiau arba vėliau problema taps ne jų kažkokia tai problema, su kuria galbūt lankantis terapiją žmogus atėjo į terapiją. Laikui bėgant problema taps ta, kad jų sąmoningumo lygis yra labai skirtingas ir požiūris į gyvenimą skiriasi tiek kardinaliai, kad jie nebegali keliauti kartu kaip pora per gyvenimą. Tai tas, žinai, tas augimas yra sveikintinas, kai vyksta bendrai, kai abu žmonės dirba ties tuo, kad būtų kiek įmanoma sąmoningesnė ir geresnė savo versija. Okay. Vaikų, paauglių psichoterapija ar skiriasi nuo suaugusių? Skiriasi ir labai skiriasi. Vaikų gyvenimas yra, visas vaikų gyvenimas yra žaidimas. Jie viską grindžia tokiu žaidimo principu. Ne? Dėl to vaikų terapija yra sudėtinga, nes joje vyksta toks žaidybinis procesas. Ne? Ir vaikų terapeutai yra būtent ruošti dirbti su vaikais būtent tokiu metodu. Paaugliai yra žmonės, kurie yra tokioj labai sudėtingoje būsenoje, nes jie yra tarpinė versija tarp suaugusio žmogaus ir vaiko. Štai kodėl kartais tu gali su paaugliu pasišnekėti kaip su suaugusiu žmogumi, bet apsisukęs jis padaro tokią vaikišką nesąmonę. Ne, tokia kvailystė. Kur atrodo, tu ką tik aptarei. Jo, kur atrodo, kad mes kai kalbėjomės, lygtais kaip su suaugusiu žmogumi ir taip toliau. Ne? Ir čia yra ta tokia, sakykim, taip iššūkis paauglių terapeutui, kaip išlaviruoti šitoj vietoj, kur yra tarp tos žaidybinės situacijos ir kiek jau galima kalbėtis kaip su suaugusiu žmogumi. O suaugusių terapija jau, žinai, yra suaugusių. Tu pats, pavyzdžiui, turbūt specializuojas labiau suaugusių, ar ne? Ir tu turbūt vaikų nekonsultuoji. Vaikų ne, aš dirbu jau su vėlyvesnio amžiaus paaugliais, šiek tiek, jų paprastai turiu nedaug, bet jų yra, bet aš daugiausiai esu suaugusių. Tai, Laurynai, sakyk vis tiek, toks mes link pabaigos artėjom, ar ne? Ir
Dažniausiai tai būna toks, žinai, nu, tipo rimtas bičas, kurio galvoj ten tikrai yra daug problemų, bet jisai toks, žinai, iš principo, tai ką čia, žinai, nuvarysiu pas draugelį prie butelio, susėsim ir jokių čia sąmonė, tie psichoterapeutai, ką aš čia eisiu pasakosiu, žinai. Ką mes galim tokiam žmogui pasakyti? Nu, bet tai pasakyti, žinai, ne taip, kad pasakyti, kad ne, tu neteisus, bet taip kažkaip pabandyti dabar paliesti jo tą tokį, žinai, tokį tą aukštą kartelę, tą aukštą užsidarimą jo tokį, tą nusistatymą tokį, žinai. Kad... Pažiūrėk į šitą visą procesą. Jis vyko turbūt tūkstančiais metų, nes tiek, kiek žmonės egzistuoja, tiek jie turėjo psichologinių problemų, ne? Dabar kaip vyksta va toks procesas, apie kurį tu kalbi? Tarkim, sėdi du vyrai, išgerinėja ir nuo tam tikro girtumo lygio nusijima tos gynybinės tos linijos, tos gynybiniai mechanizmai ir jie pradeda kalbėti apie tai, kas slegia. Taip. Ne? Tu dar šitoje vietoje pasakyk tą gerą posakį apie vodką ir šokį. Kad frazę. I know you can dance ir pasirašo vodką. Jo, šitas man labai patiko, kažkada tu man sakai. Ja. Ne, ir tie gynybiniai mechanizmai alkoholis atpalaiduoja, nusijima ir tada jie turi tokį nuodūšios, ne, toks yra išsireiškimas pakalbėta. Ne? Ir jie tada pasipasakoja, kokios ten tos gyvenimo bėdos, draugas gali išklausyti, pasidalinti galbūt savo, žinai, taip kažkaip jie randa tą tokį vienybę, tą tokį santykį, na ir liktais tuo momentu kažkaip palengvėja. Tačiau tai neišsprendžia problemos. Tai yra toks laikinas pleistras ant žaizdos, bet tai nepadeda žaizdai gyti. Žaizdos gijimą skatina tai, ką mes ir vadinam psichoterapiniai metodai. Psichoterapinis metodas nėra dviejų draugų pokalbis. Psichoterapinis metodas yra specialisto, kuris išmano žmogaus psichologiją, psichoterapinį metodą ir kliento arba paciento pokalbis apie tai, kokio pokyčio žmogus nori ir terapeutas padeda žmogui tą pokytį rasti. Gerai, aš manau, kad žinok, jeigu tai nepalengvins, daugiau mes ir nepadėsim, nes aš turiu dar ištraukti pabaigai vieną kozirinį. Ypatingai, kai mes gyvenam šitais laikais. Dabar yra, aš neįsivaizduoju, koks kiekis knygų, kurios galima pavadinti jas turbūt labiausiai saviugdos. Būna visoks požiūris į jas, vieni jas laiko visiškų mėšlų, o kitiems tai yra naujoji šventykla. Žinai. Ir dažnai yra sakoma, tai ką aš ten pas tą psichoterapeutą, aš porą knygelių nusipirkau, paskaitysiu ir viskas bus gerai. Žinai. Ką tu apie tai? Šiaip iš principo man įdomus požiūris tavo yra į saviugdos knygas. Labai viskas gerai. Nuostabu, kad tokios knygos yra, nuostabu, kad žmonės jas skaito. Tačiau tavo klausimą dar galima papildyti ne tik knygomis, dabar ir ChatGPT jau atsirado. Tiksliai. Į kurį gali suvesti savo problemą ir tau duos tam tikrų pasiūlymų ir patarimų, kaip tai daryti. Ne, ir aš esu turėjęs situaciją, kai man viena moteris sako, aš pykstuosi su vyru, jisai darbė, aš darbė su SMS susirašinėjom ir jis sako, aš jam išsakau, už ką ir kaip aš ant jo pykstu. Ir sako, gaunu iš jo žinutę, kad sako, nu jis taip gyvenime nerašytų. Ten sako, taip gražiai sudėliota, kaip jisai supranta, kaip jisai ten kaip galbūt išspręsta problemą. Ir man sako, aš sako, beveik esu įstikinus, kad ChatGPT tai padėjo padaryti. Koks geras. Tai atsimink, kad atsiranda jau ir dirbtinis intelektas, kuris iš tiesų yra labai greitas, daug labiau, nu ten visos pasaulio knygos, ne, yra ir taip toliau. Tai skaityti knygas svarbu, faina, gerai, būtina. Tačiau jokia knyga arba ChatGPT neatstos vėl to pačio, ką aš kalbėjau mūsų su tavim pokalbio pradžioje, kad gydo santykis tarp kliento ir terapeuto. Ir būtent per tą santykį ir per tą žmogišką kontaktą kuriasi tam tikras laukas, tam tikras fenomenas, per kurį žmogus atranda tuos instrumentus, kaip jisai gali savyje ieškoti to pokyčio. Kaip jisai gali tapti gyvesnis, tai reiškia labiau jausti emocijas, kurių jam reikia.
Ar tai būtų skausmas, ar tai liūdesys, ar tai džiaugsmas, ar tai smalsumas, ar tai dar kažkas tai, ne? Ir būtent toks, sakykime, taip jau visiškai taip, jeigu vyniot siūlo galą, nu, kokia yra to viso prasmė, nu tai jaustis labiau laimingu, būti labiau laimingu. Ko vat ir norėtųsi palinkėti kiekvienam mūsų klausytojui ir žiūrovui, aš labai tikiuosi, kad šitas mūsų epizodas padėjo parodyti žmonėms, kurie galbūt stringa, galbūt ir keistų įsivaizdavimų, juos bent kažkiek pakeisti. Aš šiaip, žinokit, tikrai galiu paliudyti, kad psichoterapeutai yra paprasti žmonės, jie ir juokiasi, ir verkia, ir būna nusikeikia, ir nesąmonių padaro. Man tai dar labiau padėjo pažinti su Laurynu. Tai aš visiems norėčiau palinkėti labai paprastai, jeigu jaučiat, kad reikia, nusimest tą baimę ir tiesiog pabandyti, kaip daug ką gyvenime pabandom. Nu, gal jūs kažkaip pabandysit vieną, antrą, trečią ir suprasit, kad ne, vis dėlto ir gal jums tada iš tikrųjų padės draugas ir butelis arba knyga, ne, bet jūs būsit bent pabandę. Tikrai taip. Čia, žinai, aš tave noriu papildyti, pasakydamas, kad pasaulyje metodų, žinai, ieškoti tos psichoemocinio, to pokyčio, tos pagalbos ir kaip ją gauti yra be galo daug. Ir nereikia įsitempti, nereikia galvoti susireikšminus, kad vieni metodai yra geresni už kitus. Yra ir ta pati, žinai, psichoanalitinė kryptis, kur galbūt daugiau giliai labai kalbėsitės, bet yra ir šokio judesio terapija. Vien tik tai į kūno terapiją orientuotų psichoterapijos krypčių yra berods 300, beveik 400 įvairiausių krypčių. Terapija gali būti susijusi su menu, pavyzdžiui, dainavimu. Balsas išreiškia labai daug ir balsu galima išreikšti labai daug. Žinai, tapyba, piešimu, tokia išraiška. Aš nežinau, tiesą sakant, apie ką, bet aš žinau, kad yra ir netgi miško terapija. Yra kaniterapija, kur terapijos vyksta su šunimis, terapijos vyksta su delfinais, su kitokiais gyvūnais. Ne? Tai reiškia, kad terapija nebūtinai turi vykti mažame kabinete. Būna ir aš išsivedu kartais žmogų ir mes terapiją darom miesto erdvėje, eidami. Dėl to, kad aš matau, kad į žmogaus kūną reikia įdėti šiek tiek energijos. Kad jeigu jis atėjo, suglebo, sukrito, jisai neturi energijos, ieškom išeičių, o kaip tos energijos įdėti, o tada einam pasivaikščioti ir eidami kalbėsimės. Ne? Terapijų yra įvairiausių. Gongai, garsas, spalvų terapijos, kvapų terapijos, įvairiausių sričių ir krypčių meditacijos, jogos. Ir ko tik tais dar nėra. Ir aš iš tikrųjų siūlau, žinai, kaip sakyt, yra matyti du svarbus kriterijai. Vienas kriterijus – nebijoti, eksperimentuoti ir kažką pabandyti. Antras kriterijus – galbūt nepulti stačia galva pas bet ką, bet šiek tiek pasitikrinti. Ar tas jogos arba meditacijos meistras, nu, vat kas jis, šiek tiek pačiupinėti, ne? O šitas terapeutas, o šita šokio judesio kokia nors, ne, vat kryptis, o kaip ten kas. Ir tada, žinai, atsiranda, Dieve mano, ir individualūs užsiėmimai, ir grupinės terapijos, kurias aš darau. Tai yra absoliučiai kita dinamika, kur susirenka grupelė žmonių ir dalinasi savo gyvenimo, žinai, kažkokiais tai patyrimais ir problemomis. Ir tada jie pradeda suprasti, kad palauk, bet mes esam skirtingi žmonės čia suėję, bet atsiranda panašumų, atsiranda, kad ir aš turiu šeimoje problemų, aš turiu profesinių iššūkių, aš turiu nepasitikėjimo savimi, savo kūnu ar savo gebėjimais, žinai, problemų. Tai, žinai, tas psichoterapijos, tas visas laukas, jis yra be galo platus. Ir aš tikrai labai noriu, taip, kaip sakyt, žmonėm taip paskatinti, kad jeigu tik įdomu, pabandykit. Jūs visada galėsit pasakyti netiko, ne man, nepatiko, dar kažkas tai yra absoliučiai normalu, juk mums, ir patiekalai ne visi patinka, ne visas maistas patinka, ne? Kažkas turim kažką, ką labiau mėgstam. Tas pats yra ir su terapija. Tai nebandyti ieškoti, ir tuo pačiu šiek tiek įjungti kritinio mąstymą ir pasitikrinti, kaip čia kas.
Tai ačiū tiems, kurie klausėt, ačiū tiems, kurie žiūrėjot. Tikimės, kad pasidarė aiškiau, drąsiau, paprasčiau. Jeigu epizodas patiko, dėkingi už laiką, šėrą, komentarą, nuorodos nusiuntimą draugui arba draugiai. Ačiū tau, Laurynai. Ačiū Gintai ir ačiū visiems mūsų žiūrintiem ir klausantiem. Iki kitų epizodų. Ate. Visą.